Sveiki, mėlieji. Šiandien yra lapkričio 17 diena, atėjau pasiskinti arbūzų. Nežinau, kurį čia dar rinktis, visi gražus ir visi skanus, tai net nežinau. Gal šitą reiks dičkį neštis namo. Gonvo, koks nemažas. Tik tai šitoj veisliai nežinau, bet daug sėklų yra, bet skonis tikrai jisai geras. Dar va, kiek arbūziuko yra, dar čia mums užteks, jeigu bus tokie gražus orai palyginus be to šaltuko, tai mes dar čia arbūzėlių pasirinksim. Nežinau, iš tikrųjų dar turiu idėjų, kaip ką padaryti iš jų, bet labai laiko nėra. Nu, jeigu spėsiu, padarysiu, nespėsiu, nepadarysiu. Nu, matysim. Čia va tie irgi skanus oltenija, kur gerai išsilaika, bet šiandien jaučiu, aš neparsinešiu dviejų, sunku. Tai vieną parsinešiu kažkurį. Nežinau, kurį dar nenusprendžiau, o gal ir du parsinešiu, nežinau. Tai va, pas mums dar yra arbūzų, tai net nepanašu, ar ne, kad tai būtų jau kaip ir lapkričio mėnuo, atrodo kaip kad rugsėjai kokį mėnesį pilna dar arbūzų, nors oras šiandien labai nekoks, tokia dulksna eina ir vėjas didelis, tai nelabai malonu. Bet labai užsimaniau arbūzų, galvoju ateisiu ir nusiskinsiu keletą, parsinešiu namų čia. Karolina guli gražuolė. Bet aišku, šita tai jau bus pernaukus 100%, jau geltona. Visi raštas, kur galbūt šviesiai žalsva, tai ten jau geltona. Tai tikrai bus pernaukę, tai net neliesiu. O jau altenėje va šitos, tai drąsiai galima valgyti. Jie visi dar labai skanus. Tai buvo ir žmonių dar, kurie dar pirko, sako. Tai girdėjau per televizorių, sakėt, kad iki naujų metų bus, tai sako, dėl to ir atvažiavau, sako, nusipirkti arbūzų. Tai va, visiems geros dienos, geros nuotaikos, smagių akimirkų, gerų įspūdžių ir iki malonaus. Vis dėlto parsinešiau ne oltenę, o Orange King. Tai prapjausim, pažiūrėsim, kaip atrodo, kaip jis tenai viduj žiūrisi. Truputėlį buvau padėjęs, nes su viena ranka nemoku pjaut. Tai pasižiūrėkit, ant kiek gražiai sunokęs, nepernokęs, geltonas. Aišku, čia šviesa įjungiu, nes labai tamsu namuose, tai to geltonumo gal tikro net neįrodo, nes grinai oranžinė tokia spalva, nors matau per ekraną rodo, kad geltona, bet iš tikrųjų oranžinė labai graži spalva. Visiškai nepernokęs, labai gražus, sultingas matosi. Aišku, dar neragavau, nes tik prapjoviau. Pasižiūrėsim, kaip čia kas. Skonis labai geras, labai sultingas, tik tai labai vėsus, net dantis geria. Nu, reikėjo gal truputėlį palaikyti ir tada pjauti, bet galvoju, noriu pažiūrėti, kas čia darosi, gal bus pernokęs, bet ne. Puikiai išsilaikęs, skonis labai geras, traškus, sultingas, saldus, puikus arbūzas tiesiog. Tad visiems irgi rekomenduoju auginti drąsiai ir valgysit arbūzus beveik iki naujų metų.